užėjti. Sako, norime apžiūrėti, ar čia nėra dingusių berniukų. Nes yra duomenų, kad jis linkusi į grobimus. Taip. A, jie jau turi rekordą ant jos, aiškiai. Jie turi rekordą, čia aiškiai ne pirmas kartas. Ja. Nu, aš skladukė su užkliuota. Taigi pagarsėjęs tas namas, kad ten dingsta vaikai. Tai buvo, namas Vaidoklis. Buvo tokia straipsnis, irgi buvo vakarinės naujos. Taip. Nu, žodžiu, apieškojo jie tą būtą, mane nerado. A kur jinai tave? Jinai tresolė? Skladukė. Skladukė, sėdėjau, to urną su vyro pelinais, man baisu, aš šiaip bijau pajudėti, jeigu iš ten džinas išeis, kažkoks numirėlis nuo vaistų ir pradės mane kaltinti, kad aš grubiu jo vilionę juodąją našlę. Nu, ir jie apieškojo, nieko nerado, išėjo, jis sako, nu va, matai, ir tu visas išsiganęs. Aš išsiganęs, sako, išveriau tau košės. Ir vėl atkliavo burną, davė šaukštą, davė pavalgyti, kažkaip susitaikėm. O nebuvo taip, kad tu bado protestą ir tai maitino per nosį? Ne, nu kokį ten bado protestą. Alkanas tam tada tai. Pats. Vaikas, net nežinojau, kad tai galima daryti. Net nežinojau, kad tai nepadeda. Ja. Tai čia trečiadienio pabaiga, ne? Čia trečiadienio pabaiga. O tau leido į tualetą nueiti išsimaudyti? Ką? Į tualetą išsimaudyti. Tai tualetą leido, jau. Maudytis tai ne, bet tualetą tai leisdavo, aišku. Senės tualetas. Nui, neklausk. Baisu. Ant tualeto buvo susiojantis berniukas plasmasinis į paduką, ant vonios, kad mergaitė prausėsi. Buvo. Gerai. Su dušu. Ne. Gerai, ketvirtadienis išaušta. Jis nebandė tavęs, kur tu miegodavai, ant grindų, ant šiaudų kokį nors? Ar neaugi su ją lovai? Ne, tikrai ne. Ne, virtuviai stovėjo. Kambariai du pas ją, ne? Du kambariai, bet virtuviai stovėjo fotelis lova. Virtuviai? Virtuviai. Tai aš ten ir miegoju. Ar ne tau ką nors prieš mėgą, kokį nors Puškiną ar ten Liseniną? Jo. Skaitė. Iš karto užmygdavai? Nu ne, vien būdavo, kad kartais negaliu užmygti, tada jinai išjungdavo šviesą, atsineždavo dėjo projektorių ir rodydavo ant sienos slaidus. Ten, nu, pasakas kažkokias. Pasakas jo tenai apie šitą. Vilką gal. O Junuką ir Gritutę, kur ten atsigėrė iš pėdutės ir pavirto į ožiuką. Nu, tas tokius. Tau jau neįdomu būdavo. Man buvo neįdomu, bet žinai, kai nėra kas veikia, esi pagrobtas. Tai. Žiūri ir viskas. Nu ir ketvirtą dieną jinai sako, pažiūrėsim, ką, nu... Kiek knygos tavo parašyta? Kaip knygos parašyta ir ką išmokai. Sako, šiandien bus didžioji diena. Vidurys savaitės? Galvoju, kas yra didžioji diena. Sakė, šiandien gaminsiu žuvį. Ir tu man padėsi ją nulūpti. Žinus. Jo. Bet sako, dabar aš einu parduotuvę nupirkti žuvį. A tu prileisk vonę vandens. Aš prileidau vonę vandens, jinai grįžo su gyvais karpiais iš parduotuvės. Ir jau norėjo karpius įmesti į vonę, nu, kad jie dar iki vakarienės pabūtų gyvi, kad svežesni būtų. Įkišo ranką, aš prileidau karštą vandens. Taip gavau, nu, velnių. Sako, tu durnas, čiagi šaltakraujas gyvūnas. Sako, tu į tokį paleisi, jisai, žinai. Nu, tai reikėjo biškį nuleisti, pilt šalto vandens. Ar nekišo ranką į karštą vandenį ir po to Višnievskį gal išsitėpė, neskudėtų? Ne, tai gal nebuvo toks, gal ir išsitėpė Višnievskį, bet po to jinai liepė man iš šaldytuvo atnešti ledukų, primest, kad, nu, atvisintų vandenį, paleido karpas. Sako, dabar aš paprašysiu, kad tu juos nužudytum. Davė man peilį. O man pirma mintis, aš tave padlą nužudysiu. Bet nu tu dar berniukas buvai. Aš dar vaikas, nu. Ne tas galvoju dar. Tikrai ne. Nupjojau galvas. Gyvėms. Ką? Gyvėms. Nu jo. Nu ką dar. Išpjojau kiškas, išėmiau kaulą pagrindinį, nu, pakėpiau, labai skaniai valgėm, su bulvėm, su krapais. A nebuvo, kad kažkokiu metu tokia geram duchros ploženį išsitraukdavo iš bufeto čirkutę įsipilti? Jo visada.
Ai, Ištisai. Visą dieną nuo pat tai ryto. to su kvapiliu ir taip. Taip. Ateina, atidaro šitas servantas, išsitraukia ten pučkut. Čia uždaro, sako, būtent čia nelys vodka? raktas ir tada raktą pasakė. Ne, tai Amareto? kažkokia ten Roma, man atrodo. Roma? Jo. Havana Talina ir kažkokia tai tenai. Havana Club. Ir naktį, ketvirtadienio naktį, sakė, dabar eisim į mišką pasivaikščioti. Jo. Ir iš skladuko paėmė 2 poras slidžių, tokių lygumų. Siauros, kur su paprastu batu įkiši ir su guma. Sakė, mokė slidinėt. Sakau, kind of. Ir išėjom naktį, jinai mane, pririšo tokį, kad nepabėgčiau lenciūgėlį iš podvonios, kur kamštį laiko. Ir nuvedė į mišką šalia. Sudėjom slidės ir labai smagiai paslidinėjom. O jinai kokį nors grandinėlę tau ir savo ant antrankių, kad nepabėgtum. Taip. Va. Jo, taip praėjom 9 kilometrai tokį ratą. Ir po to čia sako, čia sekmadienis vyksta snaigės žygiai. Ir man davė snaigės našivkę tokia, žinai, ševronai. Aš prisisivau prie, aš su uniforma visą tą laiką su mokyklinio uniforma. Ir jinai tau patinių nepasiūlė, ten savo dėlionio vyro patinių. Pasiūlė. Taip, bet ten jie per dideli visi. Bet jinai man po to persiuvo. Atsinešė mašiną, pamažino, persiuvo. Naginga moteris. Labai. Vot, tie penktadienis. Tai iki pat penktadienio nebuvo jokių bandymų tave atversti nuo fašizmo lietuviškoje. Visą laiką. Tai rusiškai. Visą laiką buvo rusiškai kalbama ir visą laiką buvo tokie biški tokių ideologinių dalykų. Skepijama. Ką čia mes laisvi, bet nogom šiknom, mane visą šį. Iš esmės teisingi dalykai. Daug literatūros, visokios man irgi ten kišo, bruko, išmokti atmintinai reikia, kurios dalykus tenai plėšiniai. Jaunos Latininos gal kur tie pirmieji sonetai? Latininos sonetus mokinausi. Tokia kaip ir vertinga medžiaga, aš labai nesipriešinau. Ant kufros gi nešiojadavo? Ne, žinios ir visai yra gerai. Ir atėjo, ką ten, penktadienis. Tai ten penktadienį kaip tik rodė cirką vakarę, žiūrėjom per televizorių spalvotam. Aha. Piraduga? Ką? Piraduga? Aš neatsimenu. Gal Berioska, kažkas iš to, žinai. Gal Šilelis, aš gerai nepasakysiu. Aš šeštadienį ryte padarė šitą patostino bulką. Papjaustė batoną ant keptuvės sviestu ir cukrum. Padarė grienkas tokias padarė. Tai valgėm buvo labai skanu ir arbatą. Gėrėm Earl Grey. Arbatą pielkose? Kai karštą, tai jo, įsipilė į lėkštutę iš lėkštutės. Gėriau, visam paties sekmadienis. O šeštadienis kur pradėjo? Ką? Kur šeštadienis pradėjo? Čia šeštadienis rytas. Taip. Vot. Ką? Bet jinai neplanavo tave sekmadienį. O kaip tai iš vis iš ten ištrūko, ar ten buvo blava kažkokia? Gal vien tai grįžo? Kodėl tu sekmadienį vakarė buvo verkiantis prie namų? Savo. Buvo taip. Jinai užmygo. Pogulio. Jinai padaugino to savo, ką jin ten gerdavo. Ir užmygo ir pradėjo knarkti. O man knarkimas čia yra peilis. Aš negaliu užmygti, kai sena žaba kitam kambarį knarkia. Labai garsiai. Aš prie jau pradėjau ją judinti. Nepadeda. Kojas praskaičiau. Žinai, kaip tam yra ta teorija, kad... Kaminkrečio tas dalykas, kad... Nežinau. Ką? Nežinau. Paaiškink. Kai žmogus gulė ant nugaros ir knarkia, tai dėl to, kad oras per šikną neina. Praskaitikojas šikną atsidaro ir nieks nepadėjo. Tada
Nu, niekaip negaliu susidoroti, tada uždėjau pagalbę ant galvos, pradėjau dusinti, galvoju, gal uždus, nustos, vis tiek narkė. Tada aš jau nebežinau, ką daryti, mėgoti negaliu, gyventi negaliu, vėl nuėjau į skladuką, išsitraukiau kalėdinį glūčių šitą žaisliukų dėžę, išsitraukiau tas girliandas šitą lempučių ir balkonė ten, kur tas, įstiklintas balkonas 9 aukšte. Iš tos girliandos padariau SOS raidelės. Rašė, prisiminiau dabar. SOS. Aha. O priešais namie astronomas gyvena. Kai visi miega, jisai su binokuliu ir monokuliu žiūri į tenai ir rašinėja kažkokias kasiopėjas. Ir kūnė kažkokia. Ir jis jau ten prisižiūrėjo, akis išvarvėjo, užsuko tą monokulį. Žiūri SOS. Berniukas bėdoja. Jis nežinojo, kad berniukas, bet galvoja kažkas negerai. Tada atsuko tą binokulį ir žiūrėjo į tą balkoną, galvoja, kas ten vyksta. Mato, kad senė knarkė. Net tiek man, geras binoklis. Tai ten jis labai priartino. Iki menų nepriartino. Nu, ir mato, kad berniukas su uniforma šeštadienį naktį. Sekmadienį naktį vaikšta, liūdna. Nu, ir jis turbūt iškvietė ugniagesius gelbėtojus su kopečium. Atėjo taigi drąsus labai. Labai drąsus. Ir jiegi įpratę, žinai, kad ten dažniausiai, jeigu jos kai iškviečia, tai iškviečia, pavyzdžiui, kai kas nors būtų durų neatidaro ir yra įtarimas, kad ten jau numirė kas nors. Ir jos tada tenai siunčia su visą tą techninę, nes mentai taigi neturi nei technikos nieko. Bet to jiems negalima, jiems reikia gauti leidimą prokuroro. O čia jie tarsi gelbė, bet po to eina, ten randa prasmirdas jau lavūną. Dar aišku, tai va, tai tie užlipo ir išlaužė to stiklinto balkono langą. Ir pamatė mane, sako, tu čia ką darai, toks ugniagesis gelbėtojas. Aš sakau, ta prasme. Jis sako, kur lavonas? Koks lavonas? Sako, čia turi būti lavonas. Ir tu parodėjai ją? Ne, aš atnešiau jos vyro tą urną. Supiltai, sakau, šito ieškot. Jis atsuko, pažiūrėjo. Paustą. Praputė, pelenai, juodas kaip sodinas. Sako, kaip negras. Sako, čia gal ir lavonas, tik tai jau sudulėjęs. Ir nusileido žemyn. Susklydė tas kopečias ir jie išvažiavo, kaip debilai visi. Ką tada? Nieko, matytis ten po to grįžęs į tą budėjimo būrį gavo pizdai gerai nuo viršininko, turbūt sakė, važiuok vėl, ką ten tas vaikas daro. Ir jeigu tau davė vieną lavoną, nereiškia, kad ten kito nėra. Nu, sako, tu apžiūrėjai mėgamai? Ne. Virtuvai buvai? Ne. Sako, koks tu gelbėtojas? Važiuoji vėl. Vėl atvažiavo. Aš jau per tą laiką jau radau pultą televizoriaus, įsijungiau pultą ir žiūrėjau ten, nu tas pažinčių, kur telefonas. Naktinė perdačia jo, kur eina ten pažinčių šitą telefoną, nu tiesiog žiūri, jokinasi iš tų žinučių. Ir paskambinti negaliu, telefonas išjungtas. Ir vėl jis ateina. Sakau, ką tu čia dabar darai? Aš dabar jau sakau. Jisai sako, man sako, reikia apžiūrėti chatą. Nu, sakau, gerai. O senė knarkė toliau. Senė knarkė toliau. Sakau, kas čia knarkė? Sakau, senė knarkė. Kas gyvena? Iš kur jinai čia? Sakau, jinai čia gyvena. Čia jos namai. Nu, tada jis patikrino, lavono nerado, sako, gerai. Viso. Sakau, palauk. Kodėl tu išeini? Sako, mano pareiga buvo apžiūrėti, ar nėra sudulėjus ir mirusių asmenų. Bet sakau, o aš, sako, tu tai gyvas, gaisro nėra, nieko nėra, toksinė medžiagų, aš kvapą nejaučiu, dujų nėra, nieko nėra, sako, kur problema? Sakau, problema tai, kad aš esu pagrobtas vaikas. Tai tik tada pasakai.
Tada jis sako, palauk, man reikia pasitarti. Vėl su tom kopičiam nusileidę, telefonų nebuvo. Jam neleidžia. Lipti būtas telefonas, žinai, po to gali ten. Net reikia sakyti skambutį, praranda dėmesingumą. Jo, bet to jis su bodikamo, nes jie uždeda, kad neprivoktų, nes jie būna ateiti ieškoti lavonų, dar apšarina kišenės, kur kalidoriui kaba, ten gal kažkaliogais. Žmonės, nesakau, kad jie ten blogi, bet visokių būna. Tai dėl to teisingai, kad yra bodikamas, žinai. Kiekgi ir Amerikoje policininkai apsivogė, kur ten daro kratas ir ten laikrodžius pasiima. Jų prisideda ir pamiršta bodikamą išjungti, mačiau tokį video, kaip buvo. Amerikoje policininkai, tokie, kur taigi žirnyje dažniausiai, tie tokie, kur eina tos, tokie, žinai, kur. Su pešiom nevaikšto, visur su mašina, nutūkėte tas spurgas valgo. Jo, ir ten pas kažkokius narkodilerius į būtą. Atėjo ten du vyrai ir viena boba buvo. Ir ta boba, tenai tipo ieško ten narkotikų ir su bodikamu viskas nufilmuota. Ir jie ten kažkur vonioj pamato kažkokią dėžutę ten laikrodžiai padėti. Ir jie paima pasimato ir tada jinai išjungia tarsi bodikamą, taip su ranka, bet jinai jo neišjungia. Ir jinai toliau filmuoja, kaip jinai ima tos daiktus ir kažkur tam dedasi. A jiegi po to tas bodikamus priduoda ir ten yra kažkokia peržiūrėjimo grupė, ten studentas iš Uriomio ir atveda, kad jis peržiūrėtų. Jie peržiūrė, sako, pala, sustabdyk, atsuk atgal. Kas čia dabar? O, žiūrė, ten viskas, data, laikas, pavardė. Žiūrė, kad ten prisigrovė. Įsivaizduoju, kokie. Kaip tu pasitikėt tokiais angelais? Elektros sėdiniai? Ne, ten kalėjimas, ten gavo kalėjimą. Gavo, aišku, kur ten, taigi teisybė. Tai va, tai pasirgi, žinai, tas yra, kažkaip ten geras žmogus, viskas tvarkojas, susipažinom. Jis ten pažįsta mano irgi tokia pusbrolė, tai sako, žiūri vėl kopečias kyla, grįžta jisai, žinai, sako, man liepia tave išvaduot. Būrio vadas. Sakau, seniai laikas. Nes sako, senė vis knarkė tada. Senė knarkė, sako, tai čia tu tas, kur dingo prieš savaitę. Sakau, spėk, sakau, tu ką, nematai ištraukė nuotrauką, sako, jo, panašus. Tik tai, žinai, aš jau kaip ten, toks nelabai prausėsis, ten 7 diena, nedamiegotas, blogai atrodžiau, turbūt, žinai, nepanašus, sako, nepanašus. Netakiniai taip patys. Ir jis tada, sako, dabar visus savo daiktus surinkai, kuprinę pasiimu kuprinę. Sako, sėsk man ant rankos. Taip, kaip kačiuką? Ne, kaip Vilnius gerbas. Sako, ten apačioje jau žurnalistai laukia. Aš sako, aš noriu būti dienos herojus. Kristoforas. Kristijonas. Sako, tu sėsk man ant peties. Sakė, čia bus tokios instagraminės nuotraukos, sakė, čia taip nais per, man sakė, ir gal net ir šifroną gausiu. Ir aš sėdžiu jam ant peties, jisai su šalmu, tokį, žinai, toks visus gelbėtojas, ir tos kopečios taip leidžiasi gražiai, ir ten jau blikstis žurnalistai fotkina, kitą dieną aš buvau net ir ant žurnalo viršelio, ten kažkokia. Vienu žodžiu, išgelbėjo, mama, tėtis atėjo, visą šitą, visi džiaugiasi ten po to. O kaip su teisingumu? Senės atžvilgiu? Teisingumu, tai po to buvo operacija, kažkokia darė specialią operaciją. Vėl su ugniagesių gelbėtojų šito, nes išmintyta ką jie praminti? Ne, jie negali šitą daryti. Čia yra gelbėjimo dalykai. O čia jau buvo, kaip čia vadinasi, čia jau buvo, paėmimas čia buvo. Areštas. Areštas. Tai jie tenai jau atėjo su tą bandūrą, kur duris išdaužta. Su aro gal net? Ką? Su aro pareigūnais. Su aro pareigūnais. Jo tenai tokia grandinėlė apsupo visą namą. Ten tada įbėgo tokie, žinai, visi su to tokia didelė... Ir aišku, lifto negali naudoti, nes liftas nepakelia tos bandūros. Lifto negali naudoti. 9 aukštą, kol tai vargšai. Šiaip lifto negali, nes sam namie elektrą išjungėt. Kad maža ką. Kad ten kiti kaimynai negalėtų išeiti ir kažką. Dar mane ten paklausinėjo, sako, ten dvigubas durys, skrandinėlė yra, kur yra, sako. Teks palūšėti. Paplušėti, tai ten ten ir subirintas buvo atėjęs. Tai išspyrė jie tas durys. Man atrodo... Čia jau kažkur apie rytą pirmadienio, ne?
Čia jau pirmadienį, jie patys sako, palaukiam gal dienos šviesos, nes, fotkės bus geresnės kokybės. Ir elektros nereikia. Ir sako, mes visi norim būti didvyriais. Žinai, visas miestas ir jie turbūt berniuką. pavydė